Kadaise dangus ir žemė buvo taip arti vienas kito, kad žmonės galėjo užlipti į dangų paprastomis kopėčiomis. Danguje svečiuodavosi pas žvaigždes, kurios tuomet buvo gyvos būtybės, šviečiančios ir šiltos, mėgstančios pasakot istorijas apie tolimus pasaulius. Kiekvieną vakarą žmonės lipdavo į dangų paklausyti žvaigždžių pasakojimų, o paskui grįždavo atgal į žemę. Bet vieną dieną vienas žmogus panoro pasivogti žvaigždę ir parsinešti ją namo. Jis manė, kad žvaigždė apšvies jo namus nakčia ir sušildys žiemą, bet kai jis palietė žvaigždę, jis sudegino jam rankas ir žmogus išsigandęs ir supykęs nuvertė kopėčias. Nuo to laiko dangus pakilo aukštyn tolyn nuo žemės ir žmonės nebegali ten maitinti. O žvaigždės nustojo pasakoti savo istorijas, jos tik tyliai žiūri į žemę, iš toli prisimindamos laikus, kai dangus ir žemė buvo